Pasaka mažiesiems. Vytautas V. Landsbergis. Kaip pelytė Zita žmogumi pavirto. 6 dalis. Gelbėtojų vėl laukia kelionė virš Vilniaus, tik šį kartą jau patamsy. Varnas plasnojo galingais sparnais ir nieko nepasakojo, nes pelytė ir tarakonas saldžiai miegojo. Apačioje vėl praplaukė kalnų parkas, katedra, senamiesčio stogai. Bičiuliai nė nepajuto, kaip parskrido iki savo namo. Tik girdi, Krankaitis žadina. Grįžom, kelkitės, lipkit žemyn. Zita nučiuožė ant stogo, pasirąžė, nusižiovavo, bet prisiminusią Luizą tučto jau atgal užsirabdžino. Nukėlė sužeistą ir atsargiai nunešė prie vamzdyno angos, o Krankaitis nieko nelaukdamas šmurkštelėjo į savo landinę, kur jo laukė pusė gardaus džiovinto sūrio. Na, dabar tai pasistiprinsiu, nurijo seilę paukštis. Zitutė tempė Luizą ant liaunų savo letenėlių ir liūdnai mąstė. Kokia baisi, kokia negailestinga žmonių giminė, jei ne jie gyvenčiau savo urvelį su tėvais linksmai ir laimingai ir Aloyzos nebūtų susižalojęs, turiu tiems dvikojams atkeršyti. Šiaip netai paršliaužė pelytė į savo butą. Vargais negalais nutempė Aloyzą iki jo namų ir šiltai suviščiusi paguldė į plyšį. Ilsėkis, mano riteri, sušnibždėjo švelniai, labanakt. Paskui nulėkė prie katino lėkštės, pasistiprino ir kaip mat ėmėsi keršto plano. Buvo pats vidurnaktis, visi žmogeliai kietai miegojo. Mickus ir tas prisilakęs mikstūros parpė kaip užmuštas. Jokių liudininkų, apsidžiaugė Zita. Fiu, liudininkų. Nuo ko pradėsim? Apsidairiai mato, polovi žmogelio batai. Aha, nuo jų ir pradėsim. Apsilaižė pelė ir batų nosyse pragraužė 2 didžiulės skylės. Paskui užsikabarojo ant lovos ir ėmėsi dailiai suvinėtos pagalbės, ant kurios mėgo snausti katinas Mickus. Tada šmurkštelėjo į virtuvės spintelę, ten stovėjo maišai su kruopom ir miltais. Netrukus virtuvė atrodė kaip po karo. Dabar žinos, kaip mus mažus padarėlius kankinti, džiūgavo pelytė, plušėjo sukaitusi, kol dantis atšipo. Eisiu ir velint pamiegot, nutarė. Vos bluostas sudėjo, girdi kažkas krepžda prie įėjimo. Įkišo galvą, ogi ten tarakonas Aloyzas su naujomis kojomis ir naujutėlaičiais ūsais. Aloyzai, jau atsigavai? Atsigavau, oriai atsakė Dzioba. Bet kai pamačiau, ko pridirbai, tai vėl vos kojų nepakračiau. Gal tau meloji protelis pasimaišė? Aš tik norėjau atkeršyti žmonėms, teisinosi Zita. Maniau tau patiks. Neišmanėlė, atkeršiai, o kas iš to? Dabar buto šeimininkai pradės tave medžiot, pribarstys nuodų, pristatys pastų, suras tavo urvelį ir užmūrys. Kur tada dėsies? Į gatvę? Prie konteinerių? O juk ir čia galėjai ramiai ir sočiai gyventi. Siūlai pasiduot? Sužaibavo akimis Zita. Susitaikyti su blogiu? Kas keršto kartą pakelia nuo kardo ir žuva? Tieškė protėvi išmintė Aloyzas. Taip elgtis vaikiška ir neprotinga. Pelytė susimastė. Ir taip svarstė. Ir kitaip, bet suprato, kad kvailai pasielgė. Aš nenoriu žūti nuo žmogelio kardo. Šinirkštelėjo nosim keršytoje. Viskas, kraustausi į kitą butą pasmiltą. Palauk, neverk, neturi žmogelis jokio kardo. Užtat kiek peilių virtuvėje turi, kūkčiojo pelė. Atšiep atėjo peiliai. Na, padarai klaidą, pasimokiai, dabar džiaugis, kad protingesnė tapai, o gyventi galima daug kur. Tik ką? Sukluso pelytė. Man bus liūdna, jei tu iškeliausi. Susidrovėjęs tarakonas nusuko akis. Galim keliauti kartu? Ne, aš privalau likti čia, paslaptingai sušnibždėjo Dzioba. Kodėl? Nes saugau šių namų paslaptį. Kokią paslaptį? Tu nuo manęs kažką slepi? Matai, Zitelė. Nenorėjome pasakoti tarakonas. Šią paslaptį man patikėjo prosenelis. Prieš pat mirtį mudviem su Kostė pašnibždėjo, kad šiame bute po grindimis paslėptas didžiulis lobis, pilna skrynia sidabro, deimanto ir aukso, ir atiteks į gerai nuoširdžiai mergaitį, kuri kada nors čia apsigyvens tik. Kas? Ta mergaitė turi mylėti tarakonus, muses ir vorus. Kai tokie atsiras, išsyk parodysiu slaptą vietą. Ir ji taps pačia turtingiausia mergaitė pasaulyje, o jei neatsiras, paslaptį turėsiu perduoti savo sūnui arba anūkui. Dar niekad gyvenime neregėjau brangakmenių, parodyk, būk geras, nenustygo Zita. Aš tik pažiūrėsiu, niekam neišduosiu, pelės garbės žodis. Negaliu, tai mirtinai pavojinga, papurtė galvą Aloyzas Dzioba. Tie turtai užkeikti, jeigu juos išvys ne tas, kam jie skirti, smalsuolis mirs baisia mirtim. Staiga Zita sumetė, kad galėtų dar syk nukeliauti pas raganą Liolę ir paprašyti, kad paverstų ją žmogumi. Išsinuomočiau šiame bute kambarį ir lobį pasimčiau. Dzioba, turiu nulėkti iki rūsio, tarė jį persimainiusiu balsu. Greitai grįšiu.
Aš dar nesustiprėjau, negalėsiu tavęs palydėti, gal kurią kitą dieną. Ne, eisiu dabar viena, o tu pasaugok namus, kad tavo brangenybė kas nors nenušvilptų. Nepalik manęs, juk aš taip tave myliu, prisipažino Dzioba, nujausdamas, kad Zita suplanavo kažką negerą. Myliu, tik šneki, o brangakmenio ne vieną nepadovanojai, bet to kas man iš tos meilės, net nežinau, ar būtume gera para. Pelės turi kurti šeimą su pelėm, o tarakonai su tarakonais. Bet draugauti galime? Nevilties kupinu balsas sušuko Luisas. Tai ir būk draugas, pasaugok namus, o aš greitai. Gerai, brangioji, pasaugosiu. Palingavo ūsais tarakonas, nors jautė karžygio širdis, kad mylimosios gali ir nebeišvysti. Švito. Zita nukeliavo į rūsį, atsisėdo prie durų pažymėtų 13 numeriu ir kantriai laukė savo eilės. Netrukus duris girkštelėjo, o pro jas išskrido kiškis Viktoras. Mojuoja kiškelis galingais vištos sparnais ir kyla tiesiai pro atviro langą padangin. Šie vaizdo jau esu regėjusi. Zita pakrapštė lėtenėlė galvą. Suskambo varpelis, pro duris išlindo Liolios ūsų ir gudrios raudonos akytės. Žiurkė tarė. Ar yra dar laukiančio? Ką matau? Labas, Zitelė. Ragana apkabino pelytę. Įsivedė pro duris ir pasodinus ant lentynos sukikeno į ūsą. Mačiau stiklainį, kaip gelbėt mamą, tai juokiausi, ypač kai sanitarė kutenai. Man ten visai nebuvo linksma. Įsivaizduoju. Na, pasako, ko atvykai? Norėčiau būti žmogumi. Žmogumi? O ko tau nepatinka dabartinis pavidalas? Nusibodi būti maža, nuskurėlė pelė ir amžinai gyventi ankštam urvelį po lovą. Kas tau sakė, kad tapo žmogumi būsi laimingesnė? Nusikvatojo Liolė. Žmonės nelaimingi padarai. Dėl gražių skudurų ir gardžių valgių jie pasirengė perkasti vieni kitiems gerklės. Siūlau gerai pagalvoti. Gal pirmiau pabūk višta? Kaip Viktoras. Jis irgi norėjo tapti ereliu, bet atkalbėjau. Ne, dėkui. Nei višta, nei ereliu būti nenoriu. Bandysiu tapti žmogumi, o jei nepatiks, vėl į pelę atversiu. Gerai? Nebus taip paprasta. Liolė mislingai primerkė akis. Bijau, kad smarkiai pasikeisi, užmirši gyvūnų kalbą ir kelio pas mane neberasi. Neužmiršiu pelės garbės žodis. Kągi, brangioji, ragana paėmė burtų lazdelę. Tuoj paversim tave dvikojų padaru. Berniuku ar mergaitė? Aišku, kad mergaitė. Užsimerk ir nekvėpuok. Suliktai žodžiais Liolė trinktelėjo lazdelę, pasigirdo baisus trenksmas, pasipylė žiežirbos ir dūmai. Staiga. Pyp. Mašina prie pat ausies. Užlibo ar ką? Suriko piktas balsas. Pelytė Zita atsimerkė. Nustėros mato. Stovi ji vidury gatvės. Aplinkui zuja tūkstančiai mašinų. Puolė ant šaligatvio ir pamatė savo atvaizdą parduotuvės vitrinoje. Aš nebe pelė. Piktasis vairuotojas nusispjovė pro langą ir nudūmė savo keliais. O daili panelė, tik per plauką nepakliuvusi po mašinos ratais, vis negalėjo atsigrožėti savo atvaizdu. Po darbo skubintis praeiviai stumdė ją keikė, bet gražuoliai tai buvo nei motais. Lėtai mėgaudamasi savo eiseną, jie nužingsniavo šaligatvį. Paskui stabtelėjo prie namo durų ir ėmė skaityti skelbimus. Viename jų buvo parašyta: Tvarkingai studentė išnuomojamas kambarys. Prašom skambinti į butą numeris 15. Žmogelio šeima. O žmogelio gyvenimas tą dieną ėmė griūti kaip kortų namelis. Viskas prasidėjo dar rytą. Antanas praplėšė akis ir dirstelėsi laikrodį iš balo. Pramiegojau, dabar mane išmes iš darbo. Žmogelis nei dantų neišsivalė. Paskubom užsimetė marškinius kostiumą, kreivai pasirišo kaklaraištį. Tada pažadino žmoną ir vaikus. Pasilenkęs po lovą susirado savo lakuotus baltus. Apsėvė juos nedirstelės. Paskui spyrė katinui į užpakalį ir suriaumojo. Paskui mane! Vėluojam! Visi pakniopstom išlėkė pro duris, nespėję nė papusryčiauti. Ir nepamatė, kaip po pelytės keršto akcijos atrodo gražiai jų namai. Iš pradžių Antanas nesuprato, kodėl bendradarbiai ir banko klientai ima prunkšti vos tik jį pažvelgia. Netrukus sekretorė pakvietė užeiti į direktoriaus kabinetą. Jūs atleidžiamas iš darbo, pats parašysit pareiškimą ar reikės išmesti? Be užuolankų paklausė banko vadovas Mykolas Kišenius. Kodėl išmesit? Nesuprasdamas, kas vyksta, išspragdino akis Antanus. Ką aš blogo padariau? Į savo batus kada nors pasižiūrite? Netekęs kantrybės suriko direktorius. Darot gėdą visam mūsų bankui. Žmogelis nuleido akis ir pamatė, kad jo gražiausių lakuotų batų nosise žioji didžiulės skylės, pro kurias kyšo suplyšusios kojinės ir nenukarpyti kojų nagai. Visus mūsų klientus išbaidėt.
Baigė trumpą kalbą direktorius ir pakišo popieriaus lapą. Ką darys vargšelis? Parašė prašymą ir išsiliūkino iš darbo. Ilgai kladžiojo gatvėmis, bijodamas eiti namo. Svarstė, kaip žmona ir vaikams paaiškinus, už ką jį išmetė iš banko. Paskui prisiminė, kad vaikai dar mokykloje, žmona darbe. Namie ramiai viską apsvarstysiu, nusprendė. Parsilinkęs į savo butą, žmogelis nusiėvė nekenčiamus batus ir trenkė juos į sieną. Paskui atsisėdo ir ėmė nervingai krepštyti galvą. Kasgi čia vyksta? Ir staiga, o dieve! Mato, kad lovos apmušalas skylėtas, o puošnios svetainės pagalvės tarsi kulkų suvarpytos, tik skutai ant grindų išsidraikė. Suprato vargšelis, kad visų jo nelaimio kaltininkė – pelė. Na šito jau per daug, pasmauksiu, uodegą nurausiu arba namus padegsiu, tada sudegs ir ta prakeikta smailiasnukė. Nuėjo prie dujinės viryklės, pasiėmė degtukus ir jau prieš, tačiau staiga atsitokėjo. Kai namai sudegs, nebeturėsiu kur gyventi. Antanas metė degtukus šonant, tačiau netrukus vėl užlijo įsiūčio banga. Išnuodysiu visas peles, spąstų pristatysiu, užmušiu, galvas nurausiu. Rėkė ir grasino žmogelis, kol staiga prisiminė, kad Rusija kadaise matė porą senų surūdijusių pelėkautų. Pakniopstom nuskodė į rūsį ir puolė vartyti pelėsiais pradvisusius sendaikčius. O tuo metu gretimai patalpai kažkas, kad subildės, kad sutarškės. Nenujautė žmogelis, kad šalia jo vyksta stebuklingas eksperimentas. Žiurkeliolė verčia pelytę Zitą žmogumi. Ir čia pasirodo pilna tų šlykščių graužikų, iškviesiu naikintojus, prileis dujų ir išnuodys bjaurybės. Išliejęs siutą ant nematomų prieš, žmogelis čiupo spąstus ir parkūrė namo. Šaldytuve susirado lašinių, atpjovė gabaliuką, užtaisė pelėkautus ir pakišo po lovą. Pykti šiek tiek atlėgo. Kur buvęs, kur nebuvęs, atkėblino užsimegojęs katinas Mickus ir norėdamas pasigerinti ėmė meiliai trintis į koją. Škat stinginį, tai tu kaltas, kad darbo netekau. Jei būtum gaudęs peles, jos niekada nebūtų sugriaužiusios mano lakuotų batų. Iš grūsių gatvin galėsi dvėst gyvulį, greit vis tiek nebeturėsiu už ką tau maisto nupirkti. Išgirdus tokius kruopius šeimininko žodžius, katinui net vidurio susisuko. Tik sukniaukė vargšelis ir nėrė po lovą. Žiū, lašiniai kabo. Čiupo nė negalvodamas, bet kažkas tik capt ir suspaudė nosį geležinėm replėm. Pasiutot katinas rėkti kaip išprotėjęs. Žviegė tol, kol atlikė žmogelis ir jį išvadavo. Nesiseka man šiandien, suimanavo Antanas, sviedė Mickui drabužių spintą ir užrakino. Paskui nuėjo virtuvėn ir atsisėdęs prie stalo apsiverkė. Kodėl man visą gyvenimą taip, už ką? Nenoriu. Tuo metu šaižiai suskambėjo durų skambutis. Kam čia ko reikia? Perskaičiau skelbimą, pasigirdo malonus moteriškas balselis. Ar ne jūs nuomojate kambarį? Žmogelis kaip mat viską prisiminė. Jau prieš savaitę su žmona buvo nutarę ieškotis nuomininko, nes vienas buto kambarys stovi nenaudojamas. Tada ir pakabino skelbimą. Antanas sumetė, kad nuomininkė matyt pats Dievas atsiuntė. Dabar nei žmonai, nei vaikams nereikės daug aiškintis. Jiems kur kas įdomiau bus susipažinti su naujaja gyventoja, nei klausytis nelaimingo tėvo istorijų apie tai, kodėl jį išmetė iš darbo. O ir nuompinigiai bus nemenka paspirtis bėdon patekusiai šeimai. Skubiai nusibraukęs ašaras ir nutaisęs mandagę veido išraišką, žmogelis atvėrė duris. Už jų stovėjo kukli graži panelė. Ar čia nuomojamas kambarys? Paklausė ji. Taip, prašom užeiti. Pakvietė Antanas ir staiga prisiminė, kad namuose baisi netvarka. Lovos užtiesalas sukramtytas, koridoriuje mėtosi apgraužti jo batų, o drabužių spintoje isteriškai klikė užrakintas Mickus. O atleiskit, pas mus netvarka, remontas, sumelavo žmogelis. O kuo jūs vardu, ką studijuojate? Mano vardas Zita, pavardė Pelytė, studijuoja gamtos mokslus. Pelytė? Negali būti. Žmogelis ėmė kvatoti. O kas čia juokinga? Nesuprato Zita. Mato, čia naktį viena tokia pelytė sugraužė mano batus ir mane dėl to išmetė iš banko. Kretėjo iš juoko Antanas. Tikiuosi, tai ne jūsų darbas. Gerbiamasis, Zita suvaidino išsižeidusi. Ar jūs su visais nuomininkais taip šnekate? Atsiprašau, panelė, bet šiandien turbūt baisiausia diena mano gyvenime. Eime, parodysiu kambarį. Ir nuvedė Antaną Zitą į gražiausią buto kambarį, pro kurio langą žvelgė kalnų parkas ir 3 kryžiai. Pažiūrėkit, koks vaizdas, vien dėl jo verta čia apsigyventi. Zita žiūrėjo į miesto tolius ir šypsodamas įmąstė. Ne vien dėl vaizdelio, bet ir dėl brangakmenių, kurie paslėpti šiame bute. Paskui atsisuko į žmogelį ir tarė. Ačiū,
Kambarys man tinka. Kol Zita įsikūrė savo naujajame kambaryje, netruko ateiti vakaras. Iš mokyklos parlėkė vaikai. Kęstutis ir Birutė, kiek vėliau grįžo ir Aldona Žmogelienė. Tėtis Antanas supažindino namiškius su naujaja buto gyventoja Zita Pelytė. Vaikai tuoj pat su jie susidraugavo ir puolė rodyti savo žaislus, knygas. Kęstutis net Micko atitempė, tačiau katinas vos tik Zitą pamatęs pasišiaušė, kaip ežys pradėjo šnypšti ir urgzti. Paskui ištrūko vaikams iš rankų ir užuolaidomis užsikabarojo į pačią palubę. Mickus baisus bailys, juokėsi vaikai. tačiau greitai pripras prie jūsų. Eikit valgyt. Pašaukė mama, dėdama ant stalo skanų varškės apkepą. Matai, kaip gera būti žmogumi. Be reikalo Liolė mane gąsdino. Zita patenkinta apsidairė. Svetainė sutvarkyta, lova apklota naujų užtiesalų, kur nekur pabarstyta nuodų, palovy 2 pelėkautai. Per vakarienę tėtis tarsi juokais užsiminė žmonai, kad jam matyt teks ieškotis naujo darbo, nes iš banko jis išėjęs. Bet namiškiai buvo taip susidomėję Pelyte, kad į tėčio užuominą beveik nereagavo. Nieko tokio, susirasit, tu gabus. Lik tarp kitko tarstelėjo Žmogelienė ir vėl kreipėsi į Zitą. Dėkitės dar varškės apkepo. Labai ačiū, apkepas tikrai gardus. Saldžiu balseliu čiauškėjo gudruolė, drisčiodama į gerai pažįstamą grindų plyšį, kuriame gyveno tarakonas Aloyzas Dzioba. Reikia kantriai sulaukti nakties, kada šeimininkai sumigs, pagalvojo ji. O tada patiko Aloyzo, juk apie vidurnaktį jis visada išeina pasivaikščiot. Galiu vaikams pasiekti pasaką prieš miegą. Pasiūlė Zita ir šeimininkai mielai sutiko. Žmogelienė nuėjo tvarkyti indų, o Žmogeliukui žaibo greitumu išsivalė dantis ir atsigulė į lovas. Labai jau smalsu buvo, ką pasieks naujoji gyventoja. Vaikai, apie ką norėtumėte pasakos? Apie Afriką, paprašė Birutė. Apie dramblius, ėmė šaukti Kęstutis. Ne apie dramblius, o apie žirafas, bandė perrėkti brolis sesuo, nes žirafos jai labai patiko. Gerai, jau gerai, tik nesibarkit, pasieksiu apie žirafą ir apie dramblį. Tada abiem bus gerai. Vaikai nurimo ir pasiruošė klausytis. Pasakos tęsinys kitą dieną tuo pačiu metu.